Sveiki, mano broliai, viešpaties ramybė visiems. Šiandien yra 6 šios palaimintos 7 dienų kampanijos diena. Pasninko ir maldos, kad Dievas tau suteiktų pergalę. Mums tai yra labai didelis džiaugsmas. Tai man labai svarbu, nes mes taip pat labai stiprinami. Žinokite, jūs net neįsivaizduojate, kiek jūs mus palaiminate tuo, kad esame čia susivienę kaip bažnyčia, ieškodami Dievo. Ir šiandien noriu pakalbėti apie labai svarbų dalyką. Jei nori turėti pergalę savo gyvenime, turėsi išmokti, klausyk atidžiai, turėsi išmokti stiprėti viešpatyje. Amen. Ir kai aš kalbu apie stiprėjimą, tai reiškia, kad tu pats turi stiprėti, nepriklausydamas nuo nieko. Tu nepriklausysi nuo manęs, tu nepriklausysi nuo žmogaus, kuris yra tavo namuose, Pastorius. nuo tavo sutuoktinio. Tu turi atsistoti pats, tu ir Dievas. Amen? Tu sustiprėsi, Biblija sako Efeziečiams laiške 6 skyriuje, stiprinkitės viešpatyje ir viešpaties jėgoje, jo gale. Žinai, kodėl aš tai sakau? Nes ateina laikas, kai atrodo, kad tu jau neturi išeities. Atrodo, kad niekas negali pasisekti, tu jau nebenori melstis. Tai tas dvasinio šalčio momentas, nes esi toks liūdnas, kad net melstis negali. Taip, bet būtent tuo metu turi rasti jėgų ten, kur jų nėra. Turi tikėti, kai vilties nebėra. Amen? Amen. Biblija sako, kad Abraomas stiprėjo. Pažiūrėkite, jis stiprėjo, šlovindamas Dievą. Taigi, jis stiprėjo, jis sukūrė stiprybę ten, kur jos nebuvo. Taip. Ir toje pačioje Biblijos vietoje sakoma, kad Abraomas tikėjo, nors nebuvo jokios vilties. Tai yra, jis taip pat turėjo tikėjimą, net ir neturėdamas vilties. Taip. Ir tu turi išmokti tai daryti. Ir tam noriu čia paskaityti kartu su tavimi, po to Taisė taip pat melsis už tave, jei norėsi ką nors pasakyti. Taip. Gali komentuoti, gerai, brangioji? Žiūrėk, aš paskaitysiu tau ištrauką, kuri yra 1 Samuelio knygoje, 30 skyriuje. Pažiūrėk, kas atsitiko. Taip, nuo 1 eilutės aš skaitysiu, atidžiai klausykis, sakoma taip. Kai Dovydas ir jo kariai atvyko į Ciklagą 3 dieną, Amalekitai buvo užpuolę Negebą ir sudeginę Ciklagos miestą. Ir jie paėmė į nelaisvę visus, kurie ten buvo, moteris, jaunus ir senus. Niekas nebuvo nužudytas, bet jie visus išsivedė su savimi, kai išvyko iš Ciklagos. Kai Dovydas atvyko į Ciklagą, Dovydas ir jo kariai rado miestą sudegintą, o jų žmonos, sūnus ir dukros buvo paimti į nelaisvę. Tuomet Dovydas ir jo kariai verkė garsiai, kol nebeturėjo jėgų verkti. Abi Dovydo žmonos taip pat buvo paimtos į nelaisvę ir Dovydas labai sielvartavo, nes vyrai kalbėjo apie tai, kad jį užmėtys akmenimis. Visi kariai buvo nusiminę dėl savo sūnų ir dukterų. Tačiau Dovydas sutvirtėjo viešpaties savo Dieve. Amen. Alleluja. Broliai, čia jūs jau supratote, ar ne? Priešai užklupo Dovydą ir jo karius netikėtai, nes kol jie nebuvo mieste, priešai Amalekitai paėmė moteris, vaikus, senolius, išsivedė visus, įskaitant ir Dovydo žmonas. Visi vaikai, vizi. Šiuo momentu, kaip sako Biblija, Dovydas buvo giliai prislėgtas, nes kiti vyrai norėjo jį nužudyti, norėjo užmėtyti akmenimis, juk jis buvo lyderis. Kaip jis leido priešui įgyti tiek daug pranašumo. Bet mes žinome, broliai, kad priešas yra klastingas ir kartais jis mus užklumpa netikėtai. Tai ta žinia, kuri ateina netikėtai, ar ne? Tai netikėta žinia. Aš jau esu tai patyręs. Ar ne, irgi, ar nemėloji? Ir būtent tuo momentu tau nebelieka jėgų. Taip? Nes Dovydas jis tiek daug verkė, jis buvo toks Mūsų jėgos liūdnas, baigėsi. kad tiesa, nebebuvo ką daryti. Jis tiesiog atsisėdo ir pravirko. Ir be to, tiesa, vyrai vis dar norėjo jį nužudyti. Taigi jis pasijuto blogiausiu žmogumi iš visų, nes jautėsi nenaudingas, nuskriaustas, taip apšmeižtas ir taip toliau. Ir tada, čia Biblija sako, ne, kad jis tačiau sustiprėjo viešpatyje. Ir dabar aš jums trumpai papasakosiu, kas nutiko vėliau. Kai Dovydas sustiprėjo viešpatyje, jis tada paprašė pakviesti kunigą, jis paprašė kunigiškos liemenės, užsidėjo ją ir pradėjo kalbėti. Dieve,
Jis pradėjo melstis. Dieve, aš noriu žinoti, ar turėčiau persekioti savo priešus. Jei aš juos persekiosiu, ar sugebėsiu juos surasti ir gauti tai, kas yra mano. Ir tada Dievas davė atsakymą. Čia 8 eilutėje. Vykis juos, Dovydai, nes tikrai pasivysi ir išlaisvinsi belaisvius. Broliai, aš čia trumpai apibendrinsiu. Kai Dovydas apie tai sužinojo, jis su savo kariais išėjo, jų buvo daugiau nei 600 vyrų, jie įžengė į dykumą. Jie visiškai nesiorientavo, ar eiti į kairę, ar į dešinę, ar atgal, ar į priekį. Jie nežinojo, kur yra priešai, kartu su visa savo šeima. Bet tada jie sutiko pakeliui egiptietį, kuris buvo ligotas ir jis buvo karo belaisvis. Tik dėl to buvo ligotas, jis buvo paliktas. Ir tuo metu Dovydas jo paklausė, žiūrėk, mes galime tave išgelbėti nuo mirties, galime tave pasigailėti, bet tu turi mums pasakyti, kur nuėjo priešas. Ir tada jis atskleidė kelią. Ir žinai, kas įdomu, kai Dovydas ir jo kariai susigrąžino savo žmonas, savo turtą, niekas nebuvo prarasta. Niekas. Net nė plaukas nuo galvos nenukrito. Broliai. Dievas viską sugrąžino. Mes melsimės, bet noriu jums papasakoti vieną įvykį, kuris mums nutiko ir yra susijęs su šia ištrauka. Tik noriu, kad suprastum. Jei šiandien išgyveni kažką panašaus, tu atsitiesi. Tau pavyks. Gali būti tuo tikras, tau pavyks. Sustiprėti. Dieve. Taip. Ir jis tau duos. Jis sugrąžins tai, ką priešas pavogė. Amen. Leisk man papasakoti, kas atsitiko. Aš su tais pradėjome tarnystę internete. Ir Dievas buvo įdėjęs į mano širdį labai didelę svajonę – laiminti žmones. Su žinutėmis svetainėje. Nes leis man paaiškinti, pavyzdžiui, Instagram, Facebook, kai tu paskelbi įrašą, tai pamato tik nedaug žmonių. Bet tada man kilo idėja ir Dievas man patvirtino, kad turiu tai padaryti. Man kilo idėja rašyti žinutės, kurios po metų, 2 ar 10 metų vis dar būtų ten, kad kiekvienas norintis galėtų jas perskaityti, ypač tie, kurie išgyvena panašią situaciją. Taigi, aš sukūriau svetainę, o šią svetainę sukūrė buvęs mano tėčio darbuotojas, tik aš jam mokėjau už visą svetainės priežiūrą ir daug žmonių pradėjo lankytis broliai tuo metu. Tikrai, 1 milijoną žmonių per mėnesį lankydavosi svetainė. Tai buvo daug palaimintų žmonių. Dievas darė nuostabų darbą. Ir tada priešas visiškai neliko patenkintas ir būtent tada tas vaikinas, kuris sukūrė svetainę, jis tiesiog pasiėmė svetainę savo. Pažiūrėk, ką jis padarė. Jis nuėjo į notarą, viską užregistravo savo vardu ir tada aš jau pradėjau pastebėti bėgant dienoms, atrodo, kad Dievas jau ruošia mane, mus ruošia, ar ne, brangioji? Staiga. Aš jo paklausiau, žiūrėk, kodėl tu vilkini mano prašymus? Ir jis atsakė pašaipiai, šita svetainė jau nebe tavo. Aš pasakiau, ponia, kaip tai, jau nebe mano? Aš pasakiau, ne, ši svetainė dabar yra mano. Aš jau pasiėmiau ją savo. Broliai, aš prisimenu, kad aš ir Taisa mes buvom ten, Taisa buvo šalia manęs. Tai buvo viena iš blogiausių žinių, viena sunkiausių, kurias mums teko išgirsti. Nes aš tik galvojau, kiek žmonių negaus palaiminimo per šias žinutes. Dėl šio vaikino, kuris elgėsi godžiai. Galbūt jis pagalvojo, vieną dieną tai atneš pinigų, aš uždirbsiu iš to pinigų ir jo akys užsidegė godumu. Broliai, tai buvo savaitgalį, ar ne, brangioji? Taip, tai buvo penktadienį. Žinai, ką mes darydavom po to? Mes tik mokėjome melstis ir verkti. Broliai, tai buvo toks didelis liūdesys, mes jautėmės visai kaip Dovydas. Taip. Tik verkėme ir prašėme Dievo, padaryk ką nors, padaryk stebuklą. Broliai, šeštadienio rytą mes susitikome su advokatu. Tik kai aš pasakiau advokatui, kad buvome apvogti, apgauti, advokatas pasakė štai ką, žiūrėk. Aš negaliu suteikti vilties, kad greitai ši svetainė vėl veiks, nes jis ketino pašalinti svetainę. Supranti? Jis ketino ją pašalinti pirmadienį, jis mus įspėjo. Ir advokatas pasakė, žiūrėk, aš negalėsiu priversti šios svetainės vėl veikti, nes man reikia skubios teisėjo nutarties. Tik tai gali užtrukti labai ilgai. Bet tada mes toliau meldėmės, stiprinomės Dieve, broliai, žiūrėkite, mes turėjome tikėjimą, kuris atėjo iš Dievo, ne iš mūsų. Tai tiesa. Ir tada pirmadienį
Tas advokatas nuėjo bandyti pasikalbėti su teisėju, bandydamas paaiškinti, kad situacija buvo itin skubi. Ši svetainė neturėjo būti išjungta, nes milijonai žmonių buvo paliesti žinutėmis. Tada advokatas man paskambino, tai buvo apie 11 val. Ryto pirmadienį. Svetainė, ji buvo išjungta, buvo maždaug 10 val. Kai buvo 11 val. Advokatas man paskambino. Žinai, ką jis pasakė? Ei, mano sūnau, žiūrėk, tavo globėjas tikrai galingas, ar ne? Tuo metu aš pasakiau, mano globėjas yra Jėzus Kristus. Kas atsitiko? Jis man papasakojo. Jis pasakė, pastoriau, aš tau pasakysiu vieną dalyką. Aš nuėjau į teismą pasikalbėti su teisėju ir jo neradau. Ir kai aš jau ėjau lauk, staiga teisėjas pasirodė, jis atėjo tuo metu ir aš su juo susidūriau ir aš papasakau visą istoriją. Aš papasakau, kad jūs apvogė ir tuo metu teisėjas pasakė taip, eikime su manimi į kabinetą. Teisėjas, kuris nieko nesuprato apie internetą, pats pasakė, kad nieko apie tai nesupranta, bet aš pasitikiu jūsų žodžiu. Tada aš padarysiu laikinąją apsaugą ir teisėjas ją paskyrė. Broliai, viešpaties garbė ir šlovė. Aš paėmiau tą laikinąją apsaugą kartu su juo, nuvažiavome į miestą, kuriame gyveno tas vaikinas, mes jam įteikėme laikinąją apsaugą, kurią jis turėjo skubiai paskelbti. Ir tą pačią dieną svetainė vėl pradėjo veikti, vėl buvo internete. Mes papasakojame šią istoriją, kad suprastumėte, jog Dievas gali padaryti neįmanomus dalykus. Net advokatas negalėjo patikėti, kad viskas įvyko taip greitai. Taip. Jis mums buvo sakęs, žiūrėkite, palaukite maždaug mėnesį, tiek vidutiniškai užtrunka, kol jis paruoš šį dokumentą. Tai tiesa. Broliai, pirmadienį Dievas neleido net ateiti antradienį. Ir ką noriu pasakyti dar, mes nelaikome nuoskaudos dėl visko, ką tas vaikinas padarė. Mes atleidome, nes mes supratome, kad kova yra dvasinė. Taigi, jūs, kurie susidurėte su kovomis, mes dabar melsimės. Aš labai noriu, kad atvertum savo širdį Dievui ir pateiktum jam savo reikalą. Nes mes papasakojame savo istoriją ir pergalę, kurią Dievas mums davė, ir jis tai padarys ir tavo gyvenime taip pat. Aleliuja. Mūsų Dievas yra perdalių Dievas, ar ne? Be abejo, jis taip pat nori apginti tavo reikalą. Taip. Taigi, pasimelskime, gerai? Šiuo metu prašydami viešpaties aplankyti tavo namą ten, tavo šeimą, kad Dievas galėtų paliesti, ar ne? Tavo gyvenime, tavo šeimoje ir kad viešpats galėtų tave sustiprinti šiuo metu, kaip ir jis. Amei, amei. Šlovė Dievui. Pasimelskime, broliai, Jėzaus vardu. Amei. Viešpatie mano Dieve, mano tėve. Mes esame čia tavo akivaizdoje. Dar vieną dieną. Ačiū tėve. Dieve, noriu tau padėkoti, nes iki šiol tu mums padėjai. Viešpatie, yra žmonių, kurie dabar mūsų klauso viešpatie, kurie yra visiškoje nevilties duobėje, gerai? Jie neturi kur bėgti, nėra išeities, bet tavo žodis sako, iš kur ateis mano pagalba. Mano pagalba ateina iš viešpaties, kuris sukūrė dangų ir žemę. Amen. Dieve, mūsų pagalba ateina iš tavęs viešpatie. Taip kaip viešpats mums suteikė pergalę ir niekas nebuvo prarasta. Taip. Aš pranašauju jums, ponė, kad jokie priešo planai, niekas nepasiseks prieš šios žmonės, aš skelbiu tavo vaikams viešpatie tavo pergalę. Jėzaus vardu, aš tikiu, kad viešpats sugrąžins viską, ką priešas pavogė. Viskas, ką priešas suplanavo prieš mus, jau sugriuvo. Taip, mano Dieve, Jėzaus vardu. Tėve, viską, kas buvo pavogta, tu sugrąžinsi. Viešpats sugrąžins, tėve. Iš tikrųjų, taip kaip viešpats sugrąžino Dovydo šeimą. Sugrįžta kariai su savo šeimomis. O Dieve, tu esi Dievas, kuris stiprina. O Jėzau, aš tikiu, mano Dieve, kad viešpats šiandien mums suteikė pergalę. Aleliuja, Jėzau, tikime, o Tėve, kad tu esi Dievas, Tėve viešpatie, kuris rūpinėsi savaisiais. Aš tikiu, kad tu viešpatie girdi kiekvieną maldos prašymą, Tėve. Šiuo metu, Tėve, mes jau 6 dienas, o Tėve, meldžiamės, Tėve, dėl visų reikalų, o Tėve, viešpatie dėl stebuklų, dėl pergalės. Ir aš tikiu, kad jūs jau esate, kad jūs jau įsikišate į kiekvienoje situacijoje. Ir aš dabar prašau, kartu su savo broliais. Tėve, mes visi kartu stojame į šį karą, meldžiantis, kovojant, kaip Dovydas verkė kartu su žmonėmis dėl kančios, kurią jis išgyveno. Mes taip pat dabar verkiame, Tėve, atiduodami viską viešpačiui prieš tave, dėl tavo vaikų, kurie turi problemų šeimoje, problemų santuokoje, vaikai, tie, kurie turi infekciją, fizinę ar dvasinę ligą. Viešpats yra neįmanomų dalykų. Viešpats yra Dievas, kuris daro stebuklus. Jis yra Dievas, kuris gali pakeisti bet kokią situaciją, Tėve, kad tu galėtum sustiprinti savo vaikus, Tėve. Mums reikia, kad tu sustiprintum mūsų tikėjimą,
kad tu mus mokytum eiti diena po dienos, Tėve, tvirtai viešpatyje, ieškodamas tavo artumo, Tėve. Gali mums padėti. Tėve, mums reikia tavęs. Mes atiduodame tau, Dieve, Tėve, kiekvieną reikalą, Tėve. Ir mes jau paskelbėme pergalę. Jėzaus vardu. Haleliuja. Kad viešpats yra Dievas, kuris veiks ir darys stebuklus, Tėve. Paliesdamas tavo. Aplankyk dabar, Tėve. Tavo vaikai, kurie turi emocinių problemų, kurie kenčia nuo depresijos, nuo nerimo, Tėve. Paliesk kiekvieną iš jų, Tėve. Tegu ateina gydymas, tegu ateina gyvybė. Tėve, viešpatie, tu esi Dievas, kuris paliečia, viešpatie. Išeina galia, išeina ir gydo. Tu esi Dievas, kuris gali keisti, Tėve. Ką gydytojai sakė, kad neįvyks, kad tai neįmanoma. Ar tai, ką tu nori padaryti savo vaikų gyvenime? Tu esi neįmanomų dalykų Dievas, kuriam mes dabar atiduodame. Tėve, nėra nieko, kas būtų neįmanoma mūsų Dievui. Ir mes žinome, kad tu suteiksi pergalę, Tėve. Kad mes galėtume, Tėve viešpatie, mes tavyje viešpatie, Tėve. Kad tu ateitum ir mums duotum pergalę. Jėzaus vardu. O Jėzaus, Tėve, tau Dieve, Tėve, visą jo gyvenimą. Akimirką. Jėzaus vardu. Aleliuja. Ramybė. Šlovė Dievui Dieve. Aleliuja. Aleliuja viešpatie. Ačiū, mes norim padėkoti. Už tai, ką tu šiandien čia padarei. Ačiū, nes mes tikime, kad patepimas yra ant mūsų, Tėve. Patepimas yra ant tavo tautos. Dieve, aš žinau, kad tu turi galią. Kad pakeistum bet kokią jo situaciją. Tu turi galią pakeisti šią istoriją. Ir šiandien mes priimame tai. Dieve, mes kalbame apie tai. Iš visko, ką tu jau pradėjai veikti dvasinėme pasaulyje, viešpatie. Jau pradėjai kovoti mūsų labui. Amen. Jėzaus vardu. Kaip viešpats davė strategijas. Tai tiesa. Išmintis, vadovavimas, kryptis. Dovydui ir jo kariams aš tikiu, kad viešpats atiduos. Nes viešpats atiduos tai į tavo vaikų rankas. Tėve, kad jie atgautų viską, kas buvo pavogta. Atstatyk viską, gerai? Jėzaus vardu. Jėzaus vardu. Jėzaus vardu. Amen. Amen. Šlovė Dievui. Amen, broli. Amen. Aleliuja. Žiūrėk, tikiuosi, kad žiūrėjai mane, tikiuosi, kad žinutė tave palėtė. Mes labai džiaugiamės, kad jau nuėjai iki čia, jau praėjo 6 dienos, liko tik paskutinis. Bet jei šiandien čia prisijungiai, galbūt pirmą kartą, nenusimink. Gali žiūrėti nuo pirmos dienos. Amen. Amen. Ir aš paliksiu nuorodą čia apačioje į visą kampaniją. Ir jei jums patinka, prašau, palikite komentarą čia apačioje, paskatinkite ir kitus žmonės. Nes aš tikiu, kad daugelis žmonių tai palies, broliai. Broliai. Žiūrės šią maldos kampaniją. Amen. Mes laukiame tavęs, taigi rytoj 3 valandą popiet mes būsime čia, kad karštai melstumėmės už tavo gyvenimą. Gerai. Amen. Dievo žmonės. Žmonės, stipriai apkabinu, būkite su Dievu.